Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Noriu pakalbėti apie kalorijų mažinimą. Kalorijų mažinimas arba kalorijų deficitas iš esmės yra pagrindinis principas, esminis principas, leidžiantis deginti riebalus arba mesti svorį. Iš esmės yra trys dalykai, kurie leidžia tai daryti. Tai yra trimis būdais galima sukurti kalorijų deficitą. Pirmas yra sumažinti suvartojamų kalorijų skaičių. Antras yra padidinti fizinį aktyvumą. Trečias yra kombinuotas, šiek tiek padidinti fizinį aktyvumą ir šiek tiek sumažinti kalorijų skaičių. Tada, kai jūs sukuriate kalorijų deficitą, tai yra iš kalorijų gaunate mažiau negu organizmas per dieną, jeigu organizmui per dieną reikia, tada jisai turėdamas tą deficitą, kalorijų trūkumą, jisai jas ima iš jūsų sukauptų kūno riebalų ir tuos sukauptus kūno riebalus naudoja kaip energiją jūsų protiniai ir fiziniai ir visokiai kitokiai veiklai atlikti. Dabar, ką daryti žmonėms, kurie laikosi mitybos plano kažkokio, laikosi kažkokios dietos ir jie pasiekė kažkokius rezultatus ir nori dar geresnių rezultatų, nori tada, sakykime, numetė 5 kg, nori dar porą kilogramų numesti. Pirmas principas yra tas, kad jeigu laikas jūsų neveja, o laikas veja paprastai sportininkus, kurie turi kažkokioms varžyboms įtilpti į tam tikrą svorio kategoriją ir tai reiškia konkrečiai dienai arba tai netgi konkrečiai valandai, kai yra sverimas, jie turi būti tam tikro svorio, tam, kad tiesiog į tą svorio kategoriją patektų. Jeigu jūsų laikas taip nespaudžia, tada esminis principas yra, kad kol svoris krenta arba kol riebalai dega, kaloringumo mažinti nereikia ir fizinio krūvio, jeigu įmanoma, didinti nereikia. Turint omeny, kad jeigu jūs jau treniruojatės, jeigu nesitreniruojate, tada fizinį krūvį tą arba aktyvumą pridėti visada yra prasminga. Tai čia vienas dalykas. Jeigu krentant svoriui arba degant riebalams jūs tas organizmo gyvenimą apsunkinate, tai yra arba dar didinate, arba per smarkiai padidinate fizinį krūvį, arba, sakykime, per smarkiai sumažinate kalorijų suvartojimą, yra labai galimas dalykas toks kaip medžiagų apykaitos sugadinimas. Tada būna netgi treniruojantis labai mažai arba treniruojantis labai daug arba valgant labai mažai arba abu kartu dalykus darant, svoris vis dėlto vis tiek nekrenta. Tai tol, kol svoris krenta, nieko mažinti ir nieko griežtinti nereikia. Čia yra esminis principas. Toliau, jeigu jisai nustoja kristi, taip pat tada reikia pasižiūrėti, įsitikinti, kad galbūt svoris nekrenta, bet galbūt mažėja apimtys. Apie tai esu padaręs atskirą video, kuris vadinasi progreso sekimas. Ir čia mano YouTube kanale galite rasti. Tada, sakykime, gali būti, kad svoris nekrenta, bet mažėja apimtys, mažėja liemens apimtis, kas rodo, kad iš tiesų riebalai toliau dega, tik tai galbūt, kadangi raumenys įgauna didesnį tonusą, tada kaip pasekmė gaunasi, kad raumeninis audinys, būdamas sunkesnis negu riebalai, jisai sveria daugiau ir dėl to svarstyklių parodymas nekinta. Bet jeigu objektyviai jūsų rezultatai sustojo, tik tada jau galima mažinti kaloringumą arba didinti fizinį aktyvumą. Dabar kalbant konkrečiai apie kaloringumo mažinimą, kiek jį reikia mažinti? Mažinti reikia 10%. Tai yra, jeigu, sakykime, jūs esate moteris ir pradėjote laikytis dietos, kurios kaloringumas buvo 1600 kilokalorijų, jūs numetėte kažkiek svorio ir jums dar šiek tiek liko ir tas svoris jau sustojo, daugiau nieko nesidaro, daugiau nedega, tada tą kaloringumą reikia pamažinti tik tai 10%. Ir tada yra elementari matematika. 10% nuo 1600 yra 160 kilokalorijų. Tai reiškia, kad jūs nuo savo mitybos plano, nuo savo mitybos to, ką valgote dabar, turite nubraukti nedaugiau negu 160 kilokalorijų. Suapvalinus gali būti 150 kilokalorijų. Vėlgi mažinti daugiau nereikia dėl to, kad pernelyg griežtinant irgi taip pat sukuriamas tas efektas, kad organizmas pradeda lėtinti medžiagų apykaitą ir iš viso tada rezultatai sustoja. Bet kuriuo atveju svorio metimas, kaip riebalų deginimas, galima tarp jų nelygybę ženklą dėti, bet tai yra kartu einantis dalykai, jie turi būti tokie tolygus ir švelnus kaip lėktuvo nusileidimas. Kuo jisai ilgesnis, kuo mažiau tokių, sakykime, staigių judesių, tuo yra geresnis gaunamas rezultatas. Tikiuosi, tai padės.